Sveiki, aš esu Berni Mačia, fizioterapeutas ir osteopatas. Ir kadangi didysis pokyčių variklis yra technologijos, noriu Jums pristatyti neinvazinę neuromoduliaciją NESA. Sveikinu prisijungus prie šio neinvazinės neuromoduliacijos NESA sistemos įgyvendinimo kurso. Visų pirma, leiskite Jūs pasveikinti, kad priėmėte šią naują darbo koncepciją. Tai yra neuromoduliacinė darba. Neuromoduliacija yra darbo koncepcija, kuri įgyvendinama jau kurį laiką ir kuri mums visų pirma suteiks privalumų, ypač kalbant apie autonominę nervų sistemą ir leis pagerinti gydymo, kurį nuolat atliekame klinikoje rezultatus. Prieš pradėdami visą terapiją, ypač praktinę, ir norėdami suprasti, kaip galima padėti pacientui su šia technologija, pirmiausia, pakalbėsime apie jos istoriją, bei kur ir kodėl galime naudoti šią technologiją konsultacijų metu. Pirmas dalykas, kurį reikia suprasti, tas, kad autonominė nervų sistema yra darbas, kuris gali būti labai įdomus, dirbant su daugeliu lėtinių ir nelėtinių patologijų, su kuriamis susidurime konsultacijų metu. Pagalvokite apie tą pacientą, kuris jau seniai turi lėtinių ligų ir lankosi pas Jūs jau ilgą laiką, kuriam buvo išduoti siuntimai pas daugybę puikių profesionalų ir kuris turi daug skirtingų patologijų ir simptomų. Daugelis patologijų yra gydomos ir sprendžiamos individualiai, tačiau vienas dalykas, kuris yra labai dažnas, yra darbas su autonominė nervų sistema, kurio galima pacientui suteikti šiek tiek stipresnį postumį, bet kokioms gydymo priemonėms taikomoms jo reabilitacijos metu. Tai mes turime suprasti labai paprastą sąvoką, kas yra autonominė nervų sistema. Kaip pamenate, ji sudaryta iš dviejų sistemų – simpatinės ir parasimpatinės. Simpatinė sistema yra atsakinga už energijos tiekimą, kad galėtumėte išgyventi kiekvieną dieną. Ji atsakinga už širdies ir plaučių signalų moduliaciją ir naujų periferinių kraujagyslių susidarimą. O parasimpatinė sistema visų pirma atsakinga už mūsų pajėgumų ir sistemų nuraminimą. Tai yra reguliavimo taškas tarp vienos ir kitos sistemos. Reikia nepamiršti enterinės nervų sistemos, kuri visų pirma atsakinga už virškinamojo trakto reguliavimą ir mikrobiotos, kuri taip pat turi labai svarbų ryšį su patologijos raida. Taigi, jau aptarėme šią nervų sistemą. Ką dar svarbaus turime suprasti? Visų pirma, reikia suprasti, kad dirbdami su NESA daug dėmesio skirsime klajokliniam nervui. Tai nervas, su kuriuo reikia susipažinti, kurį reikia prisiminti, nes įgyvendinimo metu daug apie jį kalbėsime ir tai bus pagrindinė mūsų nervo sistemos dalis, į kurią bus labai svarbu sutelkti terapiją, kad galėtume padėti savo pacientui. Yra ir kitų dalykų, kuriuos turime aptarti ir suprasti, kad galėtume geriau pritaikyti terapiją su NESA. Reikia suprasti, kad autonominė nervų sistema gali būti moduliuojama įvairiais būdais. Turime būdų susijusių su elektros srove ir pabandysime juos panaudoti. Dirbsime su technologija, kad galėtume tiesiogiai pasiekti tą nervą, tą sistemą ir atlikti tai vienu būdu per elektros srovę. Tačiau tai nereiškia, kad tai yra vienintelis galimas būdas. Mes taip pat turime ir kitų būdų, kuriems įtaką daro hierarchija egzistuojanti šios sistemos viduje. Žinome, kad galiausiai ši sistema vertinama pagal pirminę hierarchiją, kurią sudaro limbinė sistema, emocijos ir jausmai. Žinome, kad galime iš esmės nulemti ir įvertinti, kaip keičiasi mūsų paciento emocinė būsena ir kaip tai paveikia tam tikras patologijas. Visa tai vyksta dėl sistemos, kuri yra pagumburis. Pagumburis yra kita dalis, kurioje valdoma autonominė nervų sistema. Iš čia patenkame į smegenų kamieną, per kur nukeliaujame į labiausiai nutolusią dalį, kurioje galime valdyti autonominę nervų sistemą. Kaip matote, virškinimo sritis yra labai svarbi dėl mikrobiotos, nes autonominė nervų sistema gauna daugumą vidinių ir išorinių mūsų eksteroceptinės ir interoceptinės sistemos eferencijų ir siunčia informaciją į viršų, į centrinę nervų sistemą. Būtent tai leidžia mums pasiekti būseną, kurioje esame ramūs ir galime vykdyti skirtingas funkcijas. Arba priešingai. Galime tapti neramūs ir pasiekti visiškai kitokią būseną. Tai būtina suprasti, norint dirbti su skirtingais pacientais, ne tik naudojant elektros srovę, bet ir manualinę ir nemanualinę terapiją. Vienas iš svarbių neuromoduliacijos sistemos aspektų yra darbas su miegu. Darbas su miegu yra viena iš sistemų ir viena iš terapijų, kurias galėjome labiausiai patobulinti
ir kurias dažniausiai naudojame klinikoje. Nuo 2010 ir 2013 metų pradžios miegas padarė milžinišką evoliuciją medicinos pasaulyje. Iš tiesų tai terapija, į kurią, kaip žinote, įsitraukia dauguma profesionalių medikų. Svarbu žinoti, kad miegas apima visų sričių medicinos specialistus ir todėl manau, kad mes visi privalome žinoti tam tikrus pagrindus ir, svarbiausia, pas kuriuos specialistus nusiųsti, kad būtų galima spręsti šį klausimą ir padėti daugeliui pacientų, kurie pas mus lankosi. Viskas labai paprasta. Miegas tenkina 2 pagrindinius poreikius. Tik 2. Tiesa, jis daro įtaką daugeliui sistemų. Jis turi įtakos širdies ir kvėpavimo sistemoms, virškinimo sistemoms, kraujotakai, emociniai būsenai ir daugeliu kitų dalykų. Iš esmės miegas atlieka 2 pagrindinės funkcijas. Viena iš jų yra atstatymas. Tai pirmoji ir pati svarbiausia. Antroji yra įsiminimas ir mokymasis. Tai svarbiausia, ką turime žinoti apie miegą. Todėl čia pateikiu Jums grafiką iliustruojantį 2 pagrindinės miego fazes. Pirmoji yra NREM miego fazė. Tai pirmoji iš miego fazių, kuri padalyta į 2 pofazes. Pirmoje fazėje miegas yra lengvas, o antroje fazėje miegas yra gilesnis. Ir jo metu mes atsistatome. Taigi, kas vyksta šioje fazėje? Mažėja temperatūra ir raumenų tonusas. Be to išsiskiria augimo hormonas, kad galėtų vykti raumenų ir kaulų audinio bei nervinio audinio atsistatymas. Tai yra pirmoji funkcija. Kadangi išsiaiškinome koncepciją, žinome, kad jei miegas skiriamas į 2 fazes, kurios atlieka 2 funkcijas, tai pirmoji yra atstatymas. Priešingai nei ir pirmojoje REM fazėje mes stengiamės įsiminti ir mokytis. REM miego fazėje viskas vyksta priešingai nei NREM miego fazėje. Jos metu itin padidėja elektrinis aktyvumas, pakyla temperatūra, pradeda ryškėti bangos panašios į pabudimą, bet raumenų ir kaulų sistema išlieka labai atsipalaidavusi. Tai patys svarbiausi dalykai, kurias reikia žinoti apie miego fazes. Tai padės mums suprasti, kad tai viena iš pagrindinių funkcijų, su kuriomis galime dirbti, naudodami tokią technologiją kaip NESA. Tai padės mums geriau įsigilinti, gydant daugybę pacientų su šiomis patologijomis, remiantis ir kitomis priemonėmis, kurias kasdien naudojame klinikoje. Taip pat paprasčiausiai padės mums pagerinti jau turimus rezultatus. Apibendrinant, svarbiausia, kad atkreiptumėte dėmesį į autonominę nervų sistemą. Tačiau yra ir kitas svarbus dalykas, kalbame apie elektrą pagrįstą technologiją. Kalbant apie tokią technologiją, taip pat reikia suprasti, kad tam tikras savokas ir pasidomėti, kaip atsirado tokia technologija. Kalbant apie bioelektros ir elektros sistemų sritį, pasirinkome 4 mokslininkus, kurie prisidėjo prie kūrimo visų elektros principų, kuriuos naudojame medicinos srityje ir kuriais remiamasi tiek šioje, tiek kitose technologijose. Svarbiausia visą tai suprasti nuo pat pradžių. Visų pirma, pradėsime nuo modelių, kurių sukūrė Hodgkin ir Huxley. Jie sukūrė modelį ir yra laikomi veikimo potencialo atradėjais. Jie sukūrė ląstelės membranos, veikimo potencialo ir nervų sistemos sąveikos modelį ir dėl šios priežasties tapo Nobelio premijos laureatais. Bet kas atsitiko praėjus kuriam laikui? Atsirado kiti mokslininkai, kurie taip pat pradėjo kurti teorijas pagrįstas mūsų kūno bioelektra. Ryškiausias iš jų yra Robert Becker. Visų pirma, Robert Becker nustatė ir parodė pasauliui, kaip ir kodėl ne tik žmonių, bet ir visų gyvų būtybių kūnas turi gausybę paviršinės elektros srovės. Ir tą elektros srovę galime tyrinėti, galime pajusti ir be to, tai yra elektros srovė, su kuria mes galime sąveikauti ir kurią galime paveikti, siekdami teigiamų ir naudingų rezultatų savo sveikatai. Robert Becker sukūrė koncepcijas eksperimentuodamas su gyvūnais, kuriems buvo atliekamos amputacijos galūnių, kurias galima atstatyti. Jis suprato, kad keisdamas srovės kryptingumą arba išlaikydamas tos srovės teigiamumą arba neigiamumą, galima gauti vienokius arba kitokius rezultatus. Remiantis šią koncepciją,
Buvo sukurtos įvairios teorijos ir gydymo būdai, kurie per visą tą laiką vystėsi, kol pavyzdžiui atsirado toks mokslinis kaip Minžao, kuris leido mums suprasti ir parodė, kad egzistuoja pavyzdžiui žaizdos sistemos ar audinio gebėjimas regeneruotis, aplink sukuriantis elektros lauką. Jis yra puikus ir labai vertinamas mokslininkas, kuris visų pirma ištyrė audinio gebėjimą atsikurti naudojantis elektros laukais. Šiuo metu yra daugybė mokslininkų, tačiau šių visų tyrimų pasaulyje labiausiai išsiskiria ne kas kitas, o Michael Levin, kuris yra vienas iš mokslininkų labiausiai prisidedančių prie bioelektros srities. Jis sukūrė keletą svarbių koncepcijų, kuriomis remdamiesi galime kurti teorijas ir suprasti, kokias patologijas galime gydyti naudodami elektros srovę.